Sveiki! Šios pamokos temą pavadinau lygtis su žodeliu arba. Taip literatūroje kur nors ko gero nerasite, bet man labai norėjosi šiandien išmokyti jūs atpažinti būtent tas lygtis, kurios gali būti sprendžiamos su žodeliu arba, paaiškinti tą, taip sakykime, jeigu jų dabar taip pavadiname, žodelio arba sprendimo būdą ir paaiškinti, kodėl jis yra teisingas tas būdas, iš kur jis, kokia jo kilmė. Pažvelkite į lentą ir lentoje užrašiau 3 lygtis, užrašiau jas skirtingomis spalvomis, bet pirmiausia noriu, kad surastumėte tarp jų kokį tai bendrumą. Apsižvalgykite, kuo šitos lygtis jums atrodo panašios. Nebejoju, kad pastebėjote, jog jos visos dešinėje pusėje turi parašytą 0. Taip, tai yra vienas iš šių lygčių panašumų. Antrasis panašumas yra tas, kad visos šios lygtis yra kvadratinės. Tai yra nežinomojo aukščiausias laipsnis yra būtent antras kvadratas. Štai žiūrėkite, pirmoje lygtyje turime 2 vietose parašyta nežinomai, bet aukščiausias laipsnis yra antras, štai x kvadratu. Trečioje lygtyje irgi turime nežinomojo aukščiausiai laipsnį, būtent antrą. Trečioje taip pat turime antrą laipsnį, jis yra paslėptas, bet jeigu jūs pabandytumėte atskliausti ir sudauginti dvinarį iš dvinario, iš ties gautumėte narį 12 x kvadratu, kur būtų nežinomojo aukščiausias laipsnis būtent antras. Taigi radome 2 šių visų 3 lygčių panašumus. Tai yra dešinėje pusėje visos jos turi 0 ir šiaip jos visos yra kvadratinės. Kvadratinės lygtis turi 2 sprendinius, vadinasi ir šios lygtis užrašytos lentoje taip pat turės 2 sprendinius. Bet kaipgi juos surasti? Kokiu būdu šias lygtis išspręsti? Tegul atspirties tašku bus tai, kad dešinėje pusėje mes turime 0. Išties visose 3 lygtyse. Taigi, jeigu mes turime lygtį, kurios dešinėje pusėje yra 0, o kairėje pusėje mes turime sandaugą, štai žiūrėkit, kaip užrašiau labai simboliškai, skliaustas kart skliaustas lygu 0. Reiškia, jeigu mes turime tokiu pavidalu užrašytą lygtį, tai ji yra sprendžiama būtent su tuo stebuklingu, taip sakykime, žodeliu arba. Prisiminkime, pamastykime, kadagi sandauga lygi 0? Sandauga lygi 0 tuomet, kai bent vienas iš dauginamųjų yra lygus 0. Pavyzdžiui, 2 kart 0 – 0, 3 padauginta turi būti iš kiek, kad gautumėm 0? Iš 0. Pirmojų pavyzdukų antrasis dauginamasis 0. Antrojų pavyzdukų pirmasis dauginamasis 0. Gali būti be abejo ir abu dauginamieji 0. Todėl ši lygtis tokio tipo, kuri dabar yra apibraukta, kai kairėje pusėje yra sandauga, o dešinėje pusėje yra 0, yra sprendžiama taip. Aš reikalauju, kad reiškinys esantis pirmuose skliaustuose būtų lygus 0, tai būtų pirmasis dauginamasis 0, iš tiesų ir sandaugą gautumėme 0. Arba sakau, kad turi būti antrasis reiškinys lygus 0. Vienas kažkuris iš jų, bent vienas, ar ne? Ir štai iš čia ir atskrenda tas mūsų stebuklingas žodelis arba, ir todėl tas lygtis ir pavadinau lygtimis sprendžiamomis su žodeliu arba. Dar kartą priminsiu, reikia, kad būtų dešinėje pusėje 0, o kairėje pusėje sandauga, 2 dauginamųjų sandauga. Žvilgtelkime į mūsų lentoje aukščiau užrašytus pavyzdžius. Lygiai tokia lygtis, taip užrašyta yra, jeigu aš sunumeruočiau čia pirmoji, čia antroji, čia trečioji, tai būtent antroji ir yra mūsų geidaujamo tipažo. Aš ją persirašiau
Ir dabar išspręsiu, dar kartą priminsiu, išties jie atitinka tą tipą, kad skliaustas kart skliaustas yra lygu 0. Ir štai gražūs reiškinukai skliaustuose. Kaip prieš tai ir minėjau, reikalauju, kad pirmasis dauginamasis arba pirmasis reiškinys ar ne būtų lygus 0, arba kad antrasis dauginamasis būtų lygus 0. Kitaip sakant, aš šią lygtį suskaldžiau į 2 paprastesnės lygteles, kurias nesunkiai išspręsiu. Ir taip tikrai nesunkiai rasiu mūsų lygties sprendinius. Priminsiu, jie yra 2. Štai jau turime, pirmasis sprendinys yra vienetas, antrasis sprendinys yra -2. Ir abu šie skaičiai eina į atsakymą, todėl kad ir skaičius 1, ir skaičius -2 mūsų lygtį verčia teisinga skaitinė lygybė. Dabar nusirašykime prieš tai buvusi antrąjį pavyzduką ir pagalvokime, ar galime tokią lygtį spręsti su žodeliu arba. Pirmiausia, žinau, kad man reikia, jog dešinėje pusėje būtų 0. Turiu. Tuomet man reikia, kad kairėje pusėje būtų skliaustai, o tarp jų sandauga. Deja, turiu vienanaris minus vienanaris. Vadinasi, gavau užuominą į tai, kad jei nėra skliaustų, turiu juos sukonstruoti. Bet kokiu būdu tai padaryti? Pirmasis būdas, kaip konstruoti kairėje pusėje sandaugą, arba paprastai sakant skliaustus, tai yra bendrojo dauginamojo iškėlimas prieš skliaustą. Peržvelkime 6x kvadratu minus 2x, iš tiesų galiu iškelti prieš skliaustą 2x ir skliaustuose liks 3x minus 1. Taigi, vieną skliaustą jau turiu. Sandaugą taip pat turiu. Sakysite, tai negalėsiu vis tiek spręsti nuobodu, nes neturiu antrojo skliausto. Žiūrėkite, ką darau. Rašau plius 0 ir uždedu skliaustą. Labai nesunkiai galiu tą antrąjį skliaustą pasidaryti, juk prie reiškinio pridėjus 0 aš nepakeičiu reiškinio, prie skaičiaus pridėjus 0 aš nepakeičiu skaičiaus, ar ne? Tai štai gavau mano norimo tipažo lygtelę. Todėl dabar rašau, kad pirmasis reiškinys turi būti lygus 0, arba antrasis dauginamasis mūsų sukonstruotos sandaugos turi būti lygus 0. Šios lygtis abi yra elementarios, paprastai sprendžiamos ir labai nesunkiai randame abu sprendinius, iš kurių vienas yra 0, o antrasis yra 1/3. Ir abu skaičius surašau į atsakymą. Kvadratinė lygtis turi 2 sprendinius. Konkrečiai šioji mūsų lygtis turi 0 ir 1/3. Pradžioje pamokos lentos viršuje buvo užrašyta 3. Štai tokia lygtis ir ji kol kas tikrai nėra mūsų geidaujamo pavidalo. Priminsiu, mes norime, kad kairėje pusėje būtų skliaustų sandauga, o dešinėje pusėje būtų 0. Tai mes turime kol kas tik 0. Skliaustais čia net nekvepia. Kol kas nekvepia. Atkreipkime dėmesį. Sakiau, kad vienas iš būdų pasidaryti skliaustus tai iškelti bendrą dauginamąjį. Bet, plika akimi matosi, kad čia bendro dauginamojo neiškelsime, nes jo tiesiog nėra. Tuomet dėmesio antras būdas. Antras būdas susikonstruoti skliaustus būtų pastebėti kvadratų skirtumo formulę, kuri, kaip žinia, mums tikrai duoda skliaustus. Aš ją užrašau, štai geltona spalva, atkreipkite dėmesį. Dabar žvilgtelkime į mūsų lygtelę. 16 juk yra ne kas kita kaip ketverto kvadratas.
Vadinasi, kairėje pusėje mes turime kvadratų skirtumą ir nesunkiai galime išskaidyti į sandaugą dviejų dauginamųjų, kur vienose skliaustuose turėsim x-4, o kitose x+4, o dešinėje pusėje tas mūsų pageidaujamas ir mylimas nulis. Ir štai vėl mes gavome lygtį, kuri turi du dauginamuosius kairėje pusėje, nulį dešinėje, todėl suskaidome ją į dviejų paprastesnių lygtelių sprendimą. Reikalaujama, kad pirmasis dauginamasis būtų nulis arba antrasis. Ir nesunkiai paprastutės lygteles baigiame spręsti. Ir vėlgi du sprendiniai keliauja į atsakymą. Pirmasis 4, antrasis -4. Išsprendėme visas 3 lygtis ir jos visos 3 buvo sprendžiamos su žodeliu arba, nors užrašytos atrodė ganėtinai skirtingai. Apibendrinkime. Tam, kad spręstumėme lygtį su žodeliu arba, mums reikia, kad kairėje pusėje turėtumėme dviejų reiškinukų sandaugą, o dešinėje pusėje turėtumėme 0. Gerai, jeigu lygtis iš karto yra užrašyta taip, bet tikrai labai nemažai lygčių yra, kur paslėpta yra ši sandauga arba paslėptas yra nulis ir mūsų tikslas tampa jį surasti, atpažinti ir pabaigti spręsti. Štai viena paslėptoji sprendimo būdo su žodeliu arba lygtis. Nei nulio, nei sandaugos. Priminsiu, kad lygtise aš galiu narius sukelti į vieną pusę ir nesunkiai gauti pirmiausia tą geidaujamąjį nulį dešinėje pusėje. O tuomet galiu elgtis dvejopai. Arba kelti dvejopai, priminsiu, arba kelti bendrą dauginamąjį prieš skliaustą, arba ieškoti kvadratų skirtumo formulės. Konkrečiai čia keltųsi bendrasis dauginamasis prieš skliaustą ir nesunkiai susikonstruotų dešinėje pusėje sandauga, o kairėje pusėje sandauga, o dešinėje tas mūsų geidaujamasis nulis. Gali būti paslėpta šiek tiek kitaip. Ar suprastumėte, kad štai tokia lygtis yra būtent lygtis sprendžiama su žodeliu arba? Galbūt kai kas iš jūsų iš karto pastebėtų. Gal būtų tokių, kurie sakytų kliedesys, nei skliausto, nei nulio. Priminsiu, pirmiausia, labai paprasta dešinėje pusėje, bet kurioje lygtyje pasidaryti geidžiamiausiai nulį. Toliau yra 2 būdai, prieš tai jau rašiau, pasidaryti skliaustus, arba iškelti bendrą dauginamai, arba rasti kvadratų skirtumo formulę. Konkrečiai šitam pavyzdyje reikėtų pastebėti, kad kairėje pusėje yra kvadratų skirtumas ir nesunkiai susikonstruotumėme geidžiamiausius skliaustus, turėtumėme dešinėje pusėje mūsų mylimą nulį ir puikiai išspręstumėme, pabaigtumėme spręsti su žodeliu arba. Taigi, jūs turite ne tik šias lygtis išspręsti, bet dar sugebėti jas atpažinti, kai jos yra paslėptos, užslėptos, jas surasti ir be abejo jas išspręsti. Be proto gražios lygtis, aš jas labai mėgstu, jos dar yra vadinamos vyresnėse klasėse, sužinosite, nepilnomis kvadratinėmis lygtimis, kai kurios iš jų, ir linkiu išties sėkmės sprendžiant šias lygtis, be to, kad šis sprendimo būdas išties nėra sudėtingas. Taigi, atsisveikinu visiems iki ir gero sprendimo bei gerų sprendinių.